Viena mano pagrindinių tokių svajonių tai buvo būtent žuvėdra, nes kažkada, kai pamačiau dar mokyklos laikais, tai buvo kažkas tokio ir paskui galiausiai nusprendžiau, kad reikia pabandyti, surizikuoti. Toliau, Tadas Ringaila. Pirmas tas patekimas buvo toks, kad nešiau vandenį tiem tikriesiam žuvėdriečiam. Susipažinimas su žuvėdra tai buvo pirmo kurso greičiausiai pabaigoje, kuomet vadovė pakvietė ir ten į galą pasitrinti, tiesiog pasimokyti žingsnelių. Ir prašau, 6 metai žuvėdrui ir čempionu tapau. Liečiui Dzelevičiui, čia turbūt iki gyvenimo pabaigos būsiu dėkingas už to, kad patikėjo, kad tas žmogeliukas, kuris niekada nešokė sportinių šokių, iš jo galima kažką nulipdyti, padaryti. Ir buvo ir ašarų, ir džiaugsmo, ir pirmų vietų, ir antrų, ir savo kolekcijoje dabar turiu 10 medalių.